Sveiki, šiandien su jumis Ančius Dragon ir mūsų draugas Kosmo. Jam problema, kad reikia pakeisti tokią bateriją. Tai užsisakiau visus 5 tokius. Nes 5 buvo pigiau nusipirkti nei vieną. Tai pradėsiu gal nuo ratų ardymo. Gumelės tiesiog išsiimam. Ir tiek. Galiu iškart pasakyti, tikrai sunkiai viskas ardysis, nebus taip pat lengva. Tai vienas ratas turi 3 šoninės skylės. Jos reikia paspausti ir tuo pačiu metu atkeldinėti. Ir taip visus 3 vienu metu reiks padaryti. Tai tikrai nebus paprasta ir lengva. Reiks šiek tiek pasikankinti. Jau vieną kartą ardžiau. Pirmas iki lengvai ardysis, bet aš kažkaip abejoju, kad antras iki taip lengvai ardysis. Žinoma, nėra taip jau ir patogu viską daryti. Šitą gal paimsiu variantą. Sakiau, man sudėtingai šitas procesas vyksta. Aš pradėsiu nuo mažų, nes maži kažkaip lengviau įsitrauks, nes vis tiek reiks visus. Iš pirmo karto pirmas išsiėmė. Galima antrą. Štai ir antras. Kaip minėjau, 3 fiksatorius reiks stumti. Su mažais tikrai buvo lengva. Su dideliais abejoju, kad taip lengvai išsitrauks. Svarbiausia, kad bent kažkiek pakiltų. Kišu nagą į kažkokį mažą tarpą. Ir pagastom. Neina taip paprastai. Kaip norėtųsis. Reikia pagal kažkokį momentinį variantą, kur galbūt lengviau tai vyksta. Kažkuri pusė bus lengvesnė. Taip, šiek tiek sudėtinga. Čia tą Kosmą tiek iškankinsiu aš dabar šį. Net nežinau. Ok, bandau kitą ratą jau. Visiškai nenori pajudėti. Kas baisiausia yra. Taip. Aš gal ant kelių pasidėsiu ir
gaunasi. Opa. Pirmas įsitraukia. Bandysiu antrą. Vėl turbūt ant kelio statysiu, ne šiek tiek patogiau. Tak. Nu va, antras irgi. Sunkiausias darbas kaip ir padarytas ardymo metu. Taip, tada drąsiai galime išsukti visus ratus. Taip, čia reiks labai mažo pliusinio atsuktuvo. Taip, noriu įsitikinti. Čiūčiut gal didesnį reiktų paimti. O ne, šitas jau per stambus. Kaip ir maniau, šiek tiek. O šitas gal man visai turėtų. O, stabiliai laikosis. Taip, kiekvieną dabar ratą atsukdinėt. Iš Kinijos tikrai nebrangiai kainuoja toks elektrinės, užsisakyti. Tikrai verta, nes paspartina darbą šiek tiek, paprasčiau yra. Taip, kozną jau nuėmiau pilnumoj ratus. Galima jo priekinę apsaugą nuimti dizainą. O čia jis varžtas. Taip, aš dėdu ant magneto, kad nepasimesta. Ir iš kitos pusės lygiai taip pat. Taip, šitas į viršų pasikelia ir tiesiog nusijima. Jau nemažą dalį paardėm. Ir taip. Šitas pasikelia maksimaliai į viršų ir šitas išsitraukia. Jis nenori klausyti manęs. Taip, aš galvoju, gal paimsim plokščią atsuktuvą ir tiesiog bandyt prakišti ir kažkokiu būdu lenkti. Bet ne taip paprastai, jis nori ir išsitraukti. Man taip ir buvo mintis, kad antrą sykį ardant daugiau užsikankinsiu nei pirmą sykį. Taip, galiu bandyti viršutinį nuimti dalį. Palyginus dar lengvai nusijima. Bet problema, kai vieną nuimė, antro nesigauna. Gal taip lengviau išimti apatinį ištraukti. Ne.
kiek nėra lengviau. Šiek tiek tikrai vargas. Nenori manęs klausytis visiškai. Taip. Galbūt yra labai sudėtinga. Vargus ištraukt. Taip, viršų nuėmė. Taip, šitas galim palikti. Dabar logiškai reikia šitą išsitraukti. Opa, išsitrikau. Turėtumėt pamatyti, kad yra 3 griuveliai, į kuriuos jisai insistato. Dabar pagal tą poziciją galiu orientuotis, kurioje pozicijoje šitas yra ir tokiu būdu ištraukti. Išsitraukė, išsiardė. Taip. Sekantis dalykas. Šitas aksesuaras jų, kaip galima sakyti, ausys. Tiesiog su nagu taip išsitraukė. Kaip principą. Taip. Ir iš kitos pusės lygiai taip pat. Tada čia du varžtai. Ir įmesiu vėl tą patį dydžio pjausinį atsuktuvą. Visus varžtus dedu ant magnetinės plokštelės, kad nepasimest. Turėtų užtekti ir 3 varžtų atsukti. Nes ketvirtas kaip ir iš dalies nebūtinas. Jis turėtų jau išsiardėti, kaip sakiau. Ne, atkreipkite dėmesio, kad čia yra spyruoklė. Ir šitą išsitraukiu. Šitas išsitraukiu. Taip. Monitorius. Monitorių galima atjungti nuo fiškės. Tai ką aš dabar iškart darysiu. Taip, viršai 2 varžtai bus. Juos mes atsuksim. Ir šita dalis tiesiog
turėtų išsitraukti. Šitą. Tiesiog atlenkiam ir ištraukiam. Taip. Šitas šiek tiek pasikelia ir išsitraukia. Taip, čia yra vienas varžtas, kurį galima atsukti. Taip. Ir išskleidžiam į dvi dalis. Plastmasiukas vienas nenori išsitraukti. Šiek tiek pastumsimėsi. Reikia nepamiršti, kad šitie turi būti į apačią. Kaip dėsim. Taip. Ir tada galim visą kitą ištraukti. Taip. Nepamiršk, kad po apačiai yra toks antsvaris. Taip. Kad man lengviau būtų, aš vieną dalį nusiimsiu iš čia, jeigu gausis. Taip, mes išsitraukia. Šiek tiek bus patogiau. Antro nebandysiu, nes labai platus ir tikriausiai net nesigautų ištraukti. Jau, nesigaus. Taip. Ir mes matom, taip, tai čia yra šitie du varikliukai mūsų ratams. Galva, įjungimo ir mūsų galvai reguliuoti, o kita pusė, kur buvo pajungtas, buvo rankai reguliuoja. Taip. Kad pakeist bateriją, galima pažiūrėti, ar dydis toks pat. Teoriškai kaip ir toks pats, plotis panašus. Taip. Ten ir šitoj pusėje reiks išlituoti. Tai kas bus tikrai labai sudėtinga padaryti šiuo momentu. Tai aš kitas baterijas tiesiog dėdau į šitą. Tiesiog kaip ir nereikia dabar. Taip. Baterija. Atsuktuvo irgi nereiks. Galima pasidėti šoną. Mums reikės dabar lituoklio. Būtų galima išsilituoti. Taip, reiks laidą pajungti. Tada per tą laiką pasiruošiu. Nu, aš jau kaip ir pasiruošiu. Mano regėjimas nėra labai fantastiškas po kataraktos. Tad naudoju telefoną kaip padidinimo stiklą. Galiu dar įjungti telefoną, kad įrašinėtų. Jei kam nors būtų įdomu. Tik medija. Užtenka man ir kameros, kad įrašinėjau.
Mes norime perskaitinti mikroschemas. Aš manau, kad šiek tiek gal per mažai nustačiau, nes nedaug kartų teko naudotis su elektroniniu lietukliu. Aš gal padidinsiu šiek tiek daugiau. Dabar bus geriau. Jau matau, pradeda lydytis. Vieną pusę jau atlytavau. Dabar reikia perstatyti, kad tiksliai matyčiau juodą. Kažkiek daugiau ar mažiau persuksiu, patogiau būtų. Bandysiu pataikyti tik tais tą vietą, kurią reikia lytuoti. Nes noriu kažką daugiau padaryti negu reikia. Aš dabar galvoju, ar jis čia man pastrigo, ar kaip yra. Mums būtų plasmasinė detalė. Pabandysim gražiai jį atitraukti, kai bandysiu toliau nulytuoti. Taip. Pasirodo, dar iki galo nenulytavau. Telefonas nukrito. Nu, pabandysiu tada be telefono. Iš akies suklituosiu. Gal ir pasiseks. Nulytavau minus 0. Minusą. Taip. Dar matau pliusas pas mane kaip ir prilytuotas. Ir galvoju, kad kažką blogai nulytavau iki galo. Viskas. Taip. Tokiu atveju atjungsiu lytuoklį. Taip, kaip atrodo abidvi baterijos, originali ir kiniška. Vertinant, šitas čiut aukštesnis, storis vertinant šiek tiek identiškas, plotis šitas gal platesnis, originalus yra šiek tiek per pirštus jaučiu, kad vos, bet turbūt nedidelis skirtumas, bet šitas yra ilgesnis. Ir jei neklystu, mano pirktas yra daugiau talpos.
Tai pažiūrim. Pas mane 600, o čia yra 320. Įtampa ta pati. Nu, teoriškai turėtų būti viskas gerai. Tokie parametrai. Vieno ir kito. Mieliau norėčiau, kad būtų fiškė, nes litavimas yra toks didelis eksperimentas. Netgi ir matosi, kad baterija didesnė šitą. Taip. Ir dabar gaunasi toks didelis eksperimentas, kaip taisyklingai sulituoti. Ir aš noriu šį kartą sulituoti taip, kad jeigu kada nors reiktų vėl keisti bateriją apdruk, tai kad jau nereikėtų man jau iš ten mikroschemos nulituoti, o tiesiog nukirpti ir tiesiog tarpusavį sulituoti. Aš galvoju, pabandysiu pažiūrėti, ar eitų šitai nustatyti. Pradžiai. Šitaip nelabai. Tada klausimas, ar šitaip eis. Kaip originalas buvo. Čiut maža vietos. Nedaug, bet maža. Šiek tiek yra blogai. Taip, pabandysiu. Originalas, labai lengvai ir dar vietos daug turi. Ir čia dabar iškyla man didelis klausimas. Kaip jį tai nustatyti taip, kad niekad nieko nesukandino. Net ir tilptų. Sudėtinga situacija. Nes dar turės ir plastikas užėjti. Taip, reikia pažiūrėti, kiek plastikas. Nu, žodžiu, yra reikalų nustatyti. Bus reikalų šiek tiek. Nes čia jau mikroschema. Čia labai nepamažinsiu, aš jau jau. Čia galbūt didžiausia. Ok, čia kažkaip per prievartą pavyko įgrūst. Tai nėra labai gerai, bet nėra ką pasirinkti, bus gerai. Taip. Šitus laidus reiks nukirpti. Galvoju, geriausiai, kad čia lituotis būtų, nes ateityje čia galima daryti fiškę, bet dar reikia pasitikrinti, ar eis laidą pravest. Nu, aš manau, turėtų patį. Kaip pasižiūrėsim, kaip susidės. Taip, vietos turėtų kaip ir būti. Su detalių sujungimu. Taip, tada esu pasiėmęs laidelius. Tada bandysim prilituoti raudoną. Tiesiog paprastai. Piliuko neturiu. Bet turiu kitą įrankį. Prisiminiau, kad vis dėlto dar namuose pasilikęs esu. Taip. Konkaras reikia labai nedaug nuoginti. Gal dar čiūt.
Taip, čia buvo raudonas. Ir į raudoną reikia lituoti. Bandysiu su kamera, tai kol kas stabdau įrašymą, kol susidėsiu tvarkingai. Taip, jau kaip ir pasižašiu, dar per telefoną pafilmuosiu. Gal bus visai naudinga video telefone. Kas gausis. Taip, ir bandysiu dabar taip per telefoną padidinam vaizdą. Noriu matyti gerą kokybę. Taip, čia nais. Ne taip paprasta ir ne taip patogu. Reikia apsukti. Štai pasistačiau, kad matyt patogu, bet lituot nepatogu. Ir taip viskas smulkiai. Tai tikrai yra sudėtinga. Kaip ir prilituotas. Reikia patikrinti kokybę. Kokybę tikrinant yra geriausiai bandant per jėgą nulupti. Jeigu nenusilupa, reiškia tvirtai prilituotas. Tuo atveju, jeigu nutruko lengvai, reiškia ilgai nebūtų tarnavę. Tai geriausia orientuotis. Taip, aš vėl statau telefoną. Nes kaip ir minėjau, noriu matyti kokybę prilituoto. Taip. Man kokybė labai svarbu. Vietoje. Būtų paprastas laidelis, tikrai daryčiau be telefono. Bet čia kai yra mikroschema, žinant savo regėjimą, nenoriu susifeilinti. Susivėlinti visada įmanoma. Gal aš šiek tiek labai šauniai pasistačiau. Matau. Patogu bus uždėti laidą. Laidelį. Ir dabar bandysiu paimti lituoklį ir pabandyti prilituoti. Tik tai aš dabar matau, kad šiek tiek aš gal per ilgą padariau laidą. Reikia patrumpinti. Dabar gal ir per trumpą padariau, bet bus matyt, kai prisilituos. Gal ir ne per trumpas, gal kaip tik idealiai. Aš norėčiau šiek tiek, kad čiut geriau prisilituotų. Galbūt čiut paimsim
tiek uždėt. Ok. Nesigavo, gal to, kad INT per trumpas laidelis. Pamanysime nukirpti ir per naują nunuoginti. Dar čia. Man turėtų būti gerai. Ir pamanyti uždėti lygmetalį. Taip. Dabar pamanysiu vėl prilituot. O šį kartą geriau gausis. Matau, kad man atrodo, net per ilgą laidelį vėl esu padaręs. Reikia pamanyti patrumpinti šiek tiek. Reikia dar atkreipdėmėsi kaip raudonas. Labai nenoriu per daug patrumpinti. Gal šiandien bus gerai. Taip, gal bus gerai. Ir bandam lituot. Galbūt ir gerai. Man šiek tiek baisu, kad galbūt ar nebūsiu šiek tiek vietomis perkaitinęs, bet teoriškai turėtų būti viskas augot. Dar su telefonu bandau padidinti, pasižiūrėti, kaip raudonas prisilietavo. Čia yra normaliai, turėtų laikytis, juodas irgi. Okay. Taip, nepastebėjau, kad kamera įsikrovė. Gerai, kad turiu antrą bateriją atsarginę pakrautą. Nes nežinau, nuo kurios vietos buvo nutrūkę filmavimas. Taip, ir baigiau lituot, nes nežinau, ką nufilmuotas, kas ne. Ir tada matavimas. Ir aš galvoju daryti kol kas maksimaliai ilgą. Taip, nes kol kas neįsiu šitą po apačią, nes lanksyti to ko nereikia. Ir aš, jeigu aš noriu taip tvarkingai turėti, šitai, tarkim kažkas tokio. Galiu šiek tiek ilgesnį palikt laidą pradžiai. Geriau ilgesnis nei trumpesnis.
šitus galime į šalį numest. Taip. Kas dabar bus? Tai tikslas. Tuos du laidelius prilietot prie šitą. Tai bet su ta mintimi, kai antras iki tai darysiu, jau bus fiška. Minčių tokia mintis kyla. Tai teoriškai turės šitie du laideliai būti kaip vienas ir pasijungti, bet aš matau, kad čia galbūt taip nesigaus, kaip aš įsivaizduoju. Čia galbūt šiek tiek per storas laidelis pas mane, bet jau kitokio neturiu. Ir ok. Čia jau reiks man nukirpti ir palikti šitą. Juodas į tą pusę turės eiti. Čia kaip ir didelių problemų nebus. Nu, tai galima labai minimaliai nukirpti. Šitą. Ir tada nuloginti raudoną. Aš taip ir nepasiėmiau izoliacijos, reiks patu pasiieškoti. Arba dabar galiu eiti ieškoti. Nu, atsinešiu. Taip, tokias gumelės. Užmojom ant laido. Dabar galvoju, kaip čia tą laidą taisyklingiau lituot. Eiti. Čia bus šiek tiek sudėtinga. Aš manau, turėtų viskas paeiti. Galbūt šiek tiek per ilgą laidą palikau. Na, bet tai kitam kartui bus lengviau. Galima nupjauti. Tai ok. Tiesiog sulituosiu dabar juodą su juodu. Čia jau galiu ir be telefono pagalbos tai daryti. Sulituot du laidelis nėra sudėtinga. Bent jau lyginant su mikroschema. Nors šiek tiek prastai sekasi. Man akise šiek tiek nervina marga, nes jie tokie maži plani. Ne visai gerai, kaip norėjusios. Kaip perlituot. Na, jau panašiau tai, ko aš norėjau. Tai dabar tai juodą gumelę apsaugai užlituosiu. Ir su žiebtuvėliu kai kas daro, tai šiuo momentu man yra patogiau su lituokliu. Kaitinti. Lygis. Tai
dabar su raudonu. tą pačią situaciją reikia daryti. Tarpusavį sulituot. Svarbiausia, kad kokybiškai sulituot, kuo įmanoma kokybiškiau. Ne visai tai kaip turėtų būt. Perlituosiu. Galbūt dar šiek tiek uždėsiu. Ir pamatysiu per naują. Patikrinsiu. Taip, tvirtai laikosi. Aplituosiu dabar. Taip, lituoklį galiu atjungti. Kol kas. Taip, ir šitus išmesti gabaliukus. Taip, kaip ir sulituota. Taip, šitą galima padėti šalį. Dabar niuansas surinkti. Taip, dabar pabandysim surinkti. Taip. Tada visus žaislus čia atsinešu. Kaip galima pavadinti. Tvarkingai. O ranka būtų. Šitą aš nenusiim. Stengiuosi palikti varžtus į tą pačią vietą. Visos dalis. Ir dabar pradėsim nuo šito šono įdėjimo. Nors galbūt geriau kitą šoną dėt, bet reikia nuo tos. Taisyklingiausia būtų dėt. Šitaip laidas ir kaip nors dar gražiai prasukti šitaip. Ir tą patį pabandyti su raudonu padaryti. Bet jau tikriausiai reikėjo man viską taupiau dėti. Taip jau yra. Per ilgus laidelis palikau. Bet aš manau turėčiau sukišti viską.
bent jau, manau, pajėgsiu sukišti, nes nesinori vėl lietuoti. Ir dedant į šitą pusę nepamiršti šitą uždėti. Šitaip. Palaukit, aš ne tą pusę žiūrėjau. Šiek tiek. Reikia šitą prijungti, kurį buvo atjungęs. Taip, ir dabar reikia dėti. Taip. Ir svarbu, kad ir laideliai susidėtų tvarkingai. Nu va. Nes įėjo. Šitas šiek tiek turėtų vėliau įlįsti. Taip, šiek tiek labai standžiai gaunasi pas mane. Vietomis įeina. Bet jau kaip yra, taip yra. Šitaip. Šitas juodas ten. Mintyšiu. Kaip ir buvo mintis, kad turėtų tilpt būti vietos. Ir dar raudonas šitaip. Mintis. Tada šitą čia reikia laidelius pravesti ir bandyti dabar įdėti šitą. Įdėti taip, kad raudonas laidas sulituotas būtų tvarkingai. Šiek tiek ankšta jam, bet manau, turėtų paeiti. Jis nelabai nori kažko paeiti. Nu, okei. Kaip čia dar jie sukišti. Tarkim, šitaip suspausiu. Ir pabandysiu dar sykį. Nu va, suėjo. Nepasakyčiau, kad lengvai kaip turėtų būti, bet suėjo. Taip, tada šitą detalę reikia eiti į vidų šitaip ir užsimauti ant viršaus. Nu, jau pradžia jo nebloga. Taip, čia varžtą reikia prisukti, nepamiršti. Taip, mano atsuktuvas. Na, šitas varžtelis. Taip, prisisuko. Taip, tada nugarėlę jau. Kažko jis šiek tiek ne visiškai eina taip, kaip norėtųsis. Kažką ne taip pataikiau. Taip, reikia dar visakį bandyti. Nu, viskas, labai jau pataikiau. Ir varžtelis.
sekantis. Taip, galima iškart priekin dėti, daug lengviau bus negu po to. Iš viršaus į apačią susideda. Savo poziciją turbūt atvirkščiai. Ne, viskas gerai dėjau. Šitaip, bet kažko jis man... Va. Suėjo. Taip. Varžtelis iš abiejų pusių sukusis. Taip, ir iš kitos pusės. Aš matau, gan kažkaip įtartina, bet... Okay. Gerai. Viskas ok, tvirtai. Вот. Ir tada jo galvą man dėsim. Taip. Atgal prijungsim. Taip. Pasitikslinu, tai gerai pajungdinėjau. Ekranas pajungtas. Ir dar noriu prieš pajungiant jį pravalyti. Taip, pravalysiu su skuduruku. Pagarinu su burnu. Taip. Ir šitą reikia iš vidaus išvalyti. Ir tada dedam šitą dalį. Taip. Iš pirmo šitą reikia dėti. Geriausiai turbūt būtų. Arba aš dabar tiksliai nepamenu, kaip aš turbūt aš šitaip dariau. Taip, viskas šitaip. Vienu metu reikia dvi detalės dėti. Pirmas iki kažkaip geriau man sekės surinkdinėti ir išrinkdinėti. Tikrai daug easy buvo. Kažkaip antras iki darant kažkaip sudėtingiau. Kažkas paėmė. Gaunasis. Šitaip. Ir kita pusė irgi turi užsidėti. Nepamirškit, kad turi būti ir spyruoklė. Viršų palikit paskui, bet visus varžtus iki galo nesukit. Taip, apatinį aš prisukau ir čia apatinį prisuksiu.
viršų iki galo neprisukau, nes kad šitą lengviau užsidėtų. Ir dabar jau galima viršų iki galo prisukti. Šitai. Ratai tada. Viskas gerai. Aštuonis. Kažko jisai gal šiek tiek kreivai gal paėjo, kažkaip per sunkiai sukasi. Nežinau, arba akumuliatorius baigia įsikrauti bateriją. O, paskui pažiūrėsiu. Pažiūrėjom, kaip čia paeis. Viskas tas blogai insisuko. Reiks persukti per naują. Taip. Trečias ratukas. Pasirėjo vieną detalę praskipinom, bet nėra labai blogai. Tai, o šitą reikia atsukti. Šitą ne taip. Kažko jisai sunkiai einasis. Galą įvežti. Ir praeitas iki kažkaip vienas sunkiau sukusis. Tikriausiai čia tas pats. Taip. Uždedu šitą. Galima ir dabar prakišti, tik bus sudėtingiau, nei būčiau iškart-indėjęs. Bet praėjo. Taip. Gumą uždedu ratų ir kitai pusė. Taip. Kol kas šituo nededu ir šituo, nes tiesiog jie kol kas nebūtina ir pratestavimui vis tiek reikia pažiūrėti, ar tikrai gerai viskas yra. Nes kad vėl nereiktų labai sudėtingai viską uždėti. Testavimas visat yra būtinas. Taip, jau vieną dėjau. Dabar čia reikia ilgiau užtampyti. Kažkur į šitą poziciją. Ok, galima kitaip daryti. Dėti antrą pusę. Reikia atkreipti dėmesį, kuris čia yra. Būtent turi pusę. Taip. Čia turėtų va šitą. Ir taip, atsidėjo.
įsidės. Na ir liko paskutintas. Kažko jis nenori įsidėti. Nenori. Taip, kur čia yra, kuris? Na, okei, pabandysiu. Nors prigauta pozicija. Man atrodo, reiks šitą dalį ištraukti, nes jis man tikriausiai trukdys. Ne, nepataikau. Dar nepataikau. Taip. Mums reikės ir šitą pusę atkabinti. Nes manau, kad šiek tiek apsišoviau. Nieko čia baisaus. Taip, man šita dalis labai nesiseka. Opa, viskas sandyta. Šitą pusę sandyta ir sekančią. Viskas beveik surinkta. Iki vas smulkmenos. Tas smulkmenos dėsiu po pratestavimo. Ir taip, dabar galiu paimti jo pakrovėją ir pabandyti krauti. Ir tikėkime, kad viskas bus gerai. Jeigu lemputė šviečia žaliai, rodo, kad krauna. Taip, viskas gerai, kraunasi. Ir tikriausiai aš palauksiu, kol pasikraus pilnumoje. Aš noriu fiksuoti laiką, kiek laiko krausis. Aš pasimsiu chronometrą, kad preliminariai žinot. Tai manometras pajungia ir žiūrėsiu, kiek laiko krausis, kol pasikraus. Nes visad būdavo, kad labai greit pasikrauna. Ir viskas talpa buvo prasta. Tik tai buvo galima įvertinti. Kaip minėjau, kai užsakinėjau, gavau 5 baterijas, tas pigiau kainavo nusipirkti nei vieną. Tai iš tos pusės, jeigu ir atkeliautų brokuotas, tai aš turėčiau 2, ir 3, ir 4, ir 5. Na kągi, pratęsiu video
po pakrovimo. Nu va, Kozmo matau, kad pasikrovė, esu nebe mirksi lemputės ir čia rodo, kad pakrauta. Užtruko kažkur apie 20 minučių. Tai čia jau yra gerai, nes taip tai per keletą minučių pasikraudavo. Ir pamanom prisijungti dabar prie Kozmo su programėle Kozmo. Taip. Ir žiūrim, kaip bus, kaip jis elgsis. Šiek patrauksiu toliau. Tiesa, niuansas. Reikia per Wi-Fi prie jo prisijungti. Taip. Kozmo. Taip. Prisijungta. Taip, o. Žiūrėkit. Jau juda, jau kažkas vyksta. Dabar nusirisetina. Da. Matom, reikia pračekinti. Tai dabar testavimas, kaip ir ratai. Nu ir da. Kas čia? Kubo turiu, bet išsikrovė. Nu, Kozmo. Ko piktas? Taip, bet aš neturiu. Žinau, kad esi nuliūdęs, kad nori žaist. Ką tu čia darai? 3, 2, 1. Ką? Ką tu čia kvailiuoji? Nu, pažiūrim triuk. Nu, pažiūrim, ar moki dainuot. 3 taškus duosim. Šiek tiek buvo mano minusas, kad nepažiūrėjau. Taip, gavau boksą. Ar tu mane atpažįsti? Žiūri į mane. Nori šitaip? Nu gerai, okei. Patenkintas? O, garsiau kalbėsi dabar? Nu. Pavyzdžiui, galima padaryti, kad kumušti. Aš jau buvau anksčiau tai daręs. Tai kiek supratau, kuo dažniau su juo žaidži, tai jis turtingesnis galbūt tampa. Ką, nori šitai? Patenkintas? Ne. Žinau, kad jeigu neduodi kumščio, jis tada nuliūsta. Nu, nori dar? Žaibas?
čia darai? Netuksenk. Turiu kozmo kubą, bet kaip ir minėjau, ten dedasi batarkės. Tu nesakai, kad įsikrovi. Čia ką rimtais? Realiai nedaug laiko praėjo. Gal visai net ne baterijos kaltė buvo. Keista. Nu, reiks dar pratestuoti. Bus matyt.